Sveiki, gyvi gerbėmieji, ačiū, kad įsijungėte į YouTube ir įsijungėte dar vieną Bartuševičius ir Paralimpiečiai seriją. Mes jau antrame sezone. Fanfaros ir nealkoholinis šampanas dabar laistosi visur. Šiandieną pas mus naujas kūra. Oksana ir jos trenerė Teresė. Oksana, papasakok apie save, kas tu ir kodėl mes esame įsikūrę labai netoli disko metimo sektorių. Esu sportininkė. 2 paralimpinių žaidynių dalyvė - Tokijo ir Paryžiaus. Šiuose paralimpinėse žaidynėse dalyvavau kaip disko metikė. Atvedu į sektorių, pasistatau, o šitaip duodu šiai tokį ženklą. Važiuok su kojytė dirbk, kiek su mente užbaig. Ir čia jums už tai pinigus moka? Tai čia varžybose. Čia tik varžybose yra. Beje, prie mūsų prisijungia ir mano kolega Paulius Mikolaitis, Paul Demiko. Pasižiūrėsim, kaip mums seksis ir kiek mes numesime. Iš pradžių pabandysim dar be akinių, po to gal išdrysim užsidėti akinius ir pabandyti aklinoje tamsoje mesti diską. Jeigu pavyks mums disko atsikratyti ir jisai išskris iš sektoriaus. Iš čia kaip išmeti, tai turi atsitraukti atgal ir būtinai per šitus praeiti čia. Jeigu tu čia išmetėjai, tai gali būti, kad tu virsdamas išeini va šičia kur nors. Ir čia negalioja pasiteisinimas, aš nematau kur eit. Vis tiek reikia išėti per tą pusę, kur galima. Pamėgink ir ramiai. Va metimas yra, matot? Biškelį petį gal per žemai laikė, ne? Netrodė jums, ne? Oi, koks profesionalas, klausykite, ne? Aš jos prašau, kad žemiau petį laikytų visą laiką, ne visą laiką lygiai aukštai laiko. Kodėl taip atsitiko, kad tau teko pasirinkti paralimpinį sportą? Kokia ta pradžia buvo? Gimiau ir jau 3 metų man buvo nustatyta negalia. Aš ją paveldėjau iš savo mamos, o mama iš senelio. Tokia bjaurybė pigmentinis retinitas. Taip. Tai yra paveldima ir nuolat progresuojanti akių liga, kuri iš lėto atima regėjimą. Oksana mums pamėgins išmesti iš vietos. Aha. Tu sakai, gerai atrodė. O kada į tavo disko metimo trajektoriją prasilenkė su Terese, su tavo treneriu? Mane atvedė tuometinis mano vaikinas, kuris sportavo pas trenerę, jis irgi turi regos negalią. Ir aš taip nedrąsiai, kukliai sakau, treneri, galbūt jūs galėtumėt kažkiek bent pažiūrėti mane. Sakau, gerai, pamėginam, sakau. Pirmas treniruos pasižiūrėjau, kad jinai kaip vytelė, lankstosi visa, va tokia, jinai tokia visa. Nu kaip pasakyti, nu ne, tiek, sakė, sportavo, tiek žinot, sportavo. Prie degalinių būna tas, kur pučia orą. Va. Tai sakau, tai kaip pasakysiu judesį, jeigu yra viskas taip, žinot, va tai va. Vat reikės labai daug padirbėti pirmiausiai raumenynų visam, sutvirtinti ir po truputį pradėjo suprasti judesį, pradėjo laikyti kūną, pradėjo dirbti labai stipriai kūnui. Jauskit, kad iš čia kažką norit, va iš čia išrauti, iš apačios, va ten į viršų mes norit, gerai? Tu, taip, ne? Jo, va iš apačios ir į viršų. Tenai, drąsiai, stipriai tenai, kad toli lėktų. Bet nepykit dabar, nebus geras, žinokit, techniškai. Ne, aš niekada nepykstu. Čia apšiliminis. Supratau dabar jau, kas yra? Neskaityti. Va, laiko, į centrinį jėgą, į čia. Jūs turite jį įsubuoti. Kad nesulenktas, o tai variešas, ne va taip, nesulenktas, o grinai pirštus, į pirštus, kad būtų smūgis. Tikrai iš kojų turėjai šitas visas? Tik iš kojų, va, žiūrėk. Va, aš Visiškai pašokau. nesuprantu logistikos. Iš įtupimo, žiūrėk, ir kojom. Oba. Ai, tu durnas gal. Ką tu čia darai dabar? Kokios vietos parvežtos yra į Lietuvą? 5. vieta paralimpinėse žaidynėse. Norėjom daugiau, kaip visą laiką. Jūs juokaujat, jums 5 jau netinka, jau blogai 5? Kada tu žinai, kad Oksana, jinai gali daugiau, visą laiką gali daugiau. Ir tu tikėsi to, kad daugiau. Aš manau, kad šitose olimpinėse žaidynėse mes dar nebuvom pilnai pasiruošę techniškai. Irgi sąžiningai akinius ant akių. Susikaupk. Ne, nu tai... Ui, gerai, tu sakiniais geriau metėjai. Jo, man, žinok, ramiau, kai nieko nematau. Aklina tamsa jėga. Dabar viskas tik į pojūčius. Tai gerai, ir viskas į 11 valandą maždaug. Pjaukit čia kaip dalgių į mane. O, visai kitas vaizdas. Bravo! Vertas plojimo metimas. Kas man labiausiai patinka iš trenerės, kad aš jaučiu, kad jinai tikrai tiki. Ir va tas jos tikėjimas mano jėgomis, mano galimybėmis mane pačią įkvepia. Bet yra vienas dalykas, kuris labai man nepatinka. Trenerė, nesupykit. Man labai nepatinka, kai trenerės varžybose sako, Oksana, tu nesistengi. Pasistenk labiau. Ir tada man viskas užverda. Ta prasme, aš varžybose, aš turiu didelį norą, aš noriu to ir rekordą, ir gerą rezultatą. O trenerė atrodo, kad aš nesistengiu. Sakau, tu gal pamastyk, tu gal pasistenk. Susisuku aš, ne? Ir va su šita koja, va, einu, žiūrėkit, pašoku. Hop, tenai.
Žiūrėkite, paimu čia. Jėzau, jūs galite man susultimot visą. Va šitą, va, matai, koją pašokau. Įsivaizdavimą. Oba! O, viskas. Kaip gerai atrodo. Super, matėt koks už linijos? Ir kaip gražiai sukosi. Tai čia tas kokie diskas. 3,8 metrai. 3,8 metrai. Čia yra pats geriausias būdas, ne? Istorija jau rodo 100 metų. Jo, okei. Jo, plačiau ir užeinint tos klausom, matai, užeinint jos ir tada va, vesi, eis Aha, tai žingsnius iš daryt. svoris čia, persikeliam Jo, ten. jo, va šitaip, jo. Oi, ne. Ir laikais vietoj. Jėgos į diską įdėjai labai daug, bet neužskaitomas įžengi. Kas labiausiai nustebindavo tuos pirmus kartus, ar nežinau, blaškydavo gal? Ir yra tokių dalykų? Labiausiai aš buvau nustebusi pirmose savo paralimpinėse žaidynėse, ką iš tikrųjų jaudulys to nepatyrusių sportininkų, ką galit padaryti su jo kūnu ir su jo galva. Kaip aš tik tai į Tokiją nuvažiavau ir atsistojau į mėtymų sektorių, jūs nepatikėsit. Aš nejutau nei kojų, nei rankų. Tiesiog man įvyko toks paralyžius, man davė tą diską į rankas, tokį čiupinėjau, diskas atrodo disko formos, bet kur jį paimt, kurią čia ranką jį mest. Kaip jums šiandien? Ir dabar bandysime ir su akiniais, ir su apsisukimais pasivaržyti tarpusavį, kas toliau numes. Bus matyt, galint jau dabar rašyti statymus komentaruose. Eik tu savo, čia iš vis kosmosas. Įsivaizduok, kad 100 000 lietuvių laukia, kada nusivilt galės. Smeigėt kaip su peiliu į žemę. Šaunuolį. Super. Oi! Super! Kaip ir aš, paprašykit disko, kad lėktų toliau. Gerai, va ką pamiršau. Turėjau tau niekada daug prašymų. Man mėgstamiausias muzikos stilius disko yra beje. Opa, geras. Iš Vilniaus savaitgalį atvažiuoju į Kauną autobusu, kuris važiuoja link Klaipėdos. Išlipau prie 9 forto ir autobusas privažiavo ne prie pat bortelio, o toliau išlipu, nupasuku kaip visada link to kelio, link savo namų ir einu. Nu, aš atsimenu, kad ten toks turi būti kalniukas ir nėra to kalniuko. Gal kažkas čia net to. Pačiupinėjau su lasdelė kairiai, o ten jau tie atitvarai gatvės. Tai pasirodo, aš ėjau kokius 200 metrų, aš ėjau tiesiog autostradą. Ir ne viena mašina mane supypino, nieko. Jėza, kaip įmiausi už galvos. Ir po to mano sprendimas buvo dar durnesnis. Aš tik tai link tų atitvarų peršoku, o ten duobė. Oi, tu savo, kiek daug keistų sprendimų priėmei. Man atrodė, kad jau nesvarbu, kur aš ten nukrysiu, bet kad tik tai nesudaryti pavojingo paskambint, bet tie tokie yra. Bet tai nesvarbu, bet tu telefoną tai turi su savimi. Tai paskambint gali, treneriai pavyzdžiui. Bet žinai, tu man dabar biškelį paaiškinai tą dalyką, kai aš kartais važiuoju ir autostradose labai random vietose būna žmonės tiesiog eina. Aš nežinau kartais, ką jie ten veikia, bet dabar... Ai, dabar viską paaiškinu. Nu jūs dabar net normatyvo neįgaliųjų nevykdot. Skamba labai blogai, ačiū. Ir moterų neįgaliųjų. Dar blogiau. Moterų neįgaliųjų nevykdot. Gerai, viską suprato, moterų neįgalių. Dabar tu galėtum mašiną prie pat prekybos centro statytis. O, šaunuolis. O! Oi, blema, gerai atrodė. Tiesiai 2-3 metrus. Jop, šikmat. Ok, kas čia buvo? Paprašiau, sunku padaryta, ne? O kam ruošiatės ilgoje perspektyvoje dabar? Šiais metais laukia pagrindinis startas New Delhyje, Indijoje, pasaulio čempionatas. Spalio 1, kažkur vakare startuosiu ir bandysiu užkariauti sektorių. Paklausk manęs, ar turi man tai kokių patarimų? Gal tu turi kokį nors patarimų? Turiu, žinok, gerai, kad paklausai. Veškis maistą, žinok. Jokių chicken biryani, ir vandens. Žinok. Kai meti diską, žinai, kūnas labai įsitempia. Jo, gali būti, žinok, labai nesąmonių didelių, žinok. Atsargiai ir su tikom masalom, nes, žinok, tika masala tyko. Jeigu kažką nori paragauti, startuok ir tada ragauk. Po Indijos kitais metais vyks Europos čempionatas, tada dar vienas pasaulio čempionatas ir tada jau tas ilgai lauktos paralimpinės žaidynės Los Andžele. Sakiau iš karto jums, kad nėra šansų iš posūkio, bet už tai susipažinot. Dabar jums aišku, kas čia yra per diskas. Spėju, Oksanos matuoja, ne?
3,7? Lygiai, jo. Atrodo, arčiau trenerė ateina matuoti, nelabai suprantu. Ne į tą pusę treneriai. Vis dar eina link mūsų. Ir, galim sakyti, 25 metrai. Lygiai. Čia mano? Taip. Patenkintas rezultatų, žinokit. Jau gerai. 26,55. Čia tavo, ne? Laimėtojas Paul Demiko. Nu tai ką, ačiū už dalyvavimą. Duokit 5. Pitakėlis, ačiū, Oksana. Aš žinau, dabar viskas atrodo taip, lyg mes būtume tavo namuose, bet iš tikrųjų mes esam mano namuose, nes šis raundas yra raustai. Mes su Oksana esam pasiruošę po keletą bairių vienas kitam ir bandysime prajuokinti savo kolegą. Oksana bandys mane prajuokinti, aš bandysiu jos nepravirkdyti. Tai taisyklės paprastos, aš sakau bairį, tavo tikslas neprasijuokti, tu sakai bairį apie mane, mano tikslas neprisijuokti. Ar esi pasiruošusi? Visada. Gerai. Kaip Oksana atrado disko metimą? Tiesiog ėjo ten, kur akis veda. Nu, okei. Ką šiai dienai labiau norėtų mest? Diską ar rūkyt? Okei, čia gal asmeninis daugiau yra dalykas, čia gal mano reikalai. Tai atsakyk savo. Ja. Jeigu Oksaną leistume į Kauną važiuoti su automobiliu, tai būtų labiau nepasivažinėjimas, o teroristinis aktas. Bet čia tikrai. Aš dažnai sapnuoju, kai aš vairuoju ir man taip gaila tų visų žmonių ir kliūčių. Mes todėl man tai turim tokį vieną panašumą. Aš nematau toliau nei metras, o tu nematai toliau nei tavo pilvas. Ir tą vietą man tas vadina neregėta Lietuva. Ir neragauta Lietuva. Gerai, viskas, judam toliau. Oksanai nelabai patiko šių metų Lietuvos Eurovizinė daina, sakė nelabai releitina. Na gerai. Nu iš tikrųjų. Žinot, ką man tas padarė prabėgęs 10 km? Prabudo iš sapno. Panašu, kad olimpinėse yra alekna, o paralimpinėse aklena. Šitą užskaitau. Šitą man pačiai reikės naudot. Gerai, drąsiai. Man tai aš truputį neprimatau, bet gal tu man galėtum papasakoti, kas ten yra per milžiniškas plotas virš tavo akių? Sargiai, sraigtasparnis leidžia. Viskas, neįskautinom per daug vienas kitą? Ne, tikrai ne. Draugai? Draugai. Gerai, spaudžiam ranką vienas kitam. Ačiū labai visiems, kurie žiūrėjo. Ačiū, Oksana, tau. Sportininkė spaudė. Labai didelės sėkmės mes linkime Oksanai, didžiausios sėkmės ir jos treneriai. Linkime ne tai, kad patekti, linkime vežti mums medalius iš Los Andželo. Duokit mums jų niekada negana. O šiaip linkim didžiausios sėkmės visame kame, ne tik darbuose, bet ir laisvalaikyje. Ačiū visiems, kad žiūrite. Nepamirškite ir patys pasportuoti. Žinokit, kaip gerai pasportavus. Oksana galėtų paliudyti. Fainai, kaip sportuoji. Nuostabus jausmas. Ir gyvenimas nesulyginamas. Šviesesnis. Kviečiu į treniruotę. Jo, žiūrėsim, aš dabar nelabai, žinokit, užimta pas mane. Tai aš dar nepasakiau, kuri data. O kuri data? Gal kitais metais? Va, man patinka, kaip jūs kalbat. Gal kitais metais.